Kas tas karštis, jis gal čia kas yra? Kas tas karštis? Kas tas karštis? Atvykę į mano YouTube video vlogą. Tai sveiki, savaitės pradžia, laukia daug darbų, tai Kondratavičius grįžta, Žalgirio varžybos, daug šiūdų, daug filmavimų, Fighter Shopo gimtadienis svarbiausia, tai bus veiksmo. Nu tai sėkmingai įsikrovėm dropui, tikrai gavosi tokių įdomių kadrų, kokių dar neturėjom ir dar nesam darę. Noriu padėkoti visai šaikai, kuri dalyvavo, noriu padėkoti Hegelman Group ir logistikos centrui, kad davė mums tokią galimybę čia pašiūtint, kažką sukurt naujo. Laukiam final produkto ir važiuojam toliau. Visi vėluoja, 6 turėjo atvaryti, nieko nėra. Dabar Donatas Danavaitui skambina. Nežinau čia kaip baigsis. Romas visi! Va čia turi nesklandumai, netikėti. Bliamo tvarkingai. Kad visada tokia tvarka Fighter House būtų. Father of here, he wants everyone to succeed to be the best. You know, let's see, like we're just gonna come up with. Not too much, but... Good. Good. Ne pats šviežiausias parašas, bet... Galėsi Lomai paskambinti, Jo. kad atliektų. Tas Mulifepa. Jiem irgi patiko. Man patiko, jie man atrodo tiktų, žinai, visiems ne... Čia iš tiesų viskas sutiks. Šis labai yra subtilus kvapas, tas pats pirmas, kur davėte, jisai kaip ir salus, bet žinok, irgi jaučiasi. Ir net nesakyčiau, jau uniseksinė, ne yra? Taip, tai va, jie tiktų, žinai, visiems tiktų tokie, atrodo. O šitie būtų tokie, tie jau čia tik tai tokiem kaip tu. Šitas irgi specifinis, ne visiems tiktų. Nebežinau, ką žodžiu jau. Tik priskanavom, bet patys skaniausia, kurį išsirinkau savo, tai ieškom 2 kvapų. Vieno sintom kvepinti ir vieno savo. Ir pats labiausiai, kuris patiko, tai nusprendėm duoti klientam ir kvepinsim tos. O dabar savo. Su šafranu toks, ne? Buvom pas kaimynus The House of Drops. Tai planas buvo išsirinkti kvapą man pačiam naują ir naują kvapą Sintoms. Tai rinkomės, nežinau, priuostam kiek. Priskanavom kokią 30, gal 20-30 skirtingų kvapų. Ir pats skaniausias man, kurį norėjau pasimti savo, teko atiduoti klientam. Norėjau su to pačiu kvapu kvepinti ir siuntas, ir pats kvepintis, bet sakė, taip daryti negalima.
Tai turėjau atiduoti savo mėgstamiausią kvapą Noko Sintom, tai dabar visi Noko packagei kvepės mano mėgstamiausių kvapų. Atsimeni pavadinimą? Tai mano įsirinkti patys skaniausi kvapai, tai buvo Kori Terno Okeanori. Tai tikrai žiaurus kvapas. Tai įvertinkit. Dabar sakau, visi Noko packagei kvepės, taip. Įvertinkit mano išrinktą kvapą. Aš šitą kvapą išsirinkau pats savo šiaip. Bet ir norėjau ir su to pačiu kvapu kvepinti ir siuntas, ir pats save, bet sakė, taip daryti negalima. Kodėl? Nežinau, neleido tai. Nežinau, užuosit? Taip gal nesiuosit. Žemyn, dar žemyn. Gerai, žiūrėk. Jaučias, man, jaučias. Eik, žiaurus kvapas, tikrai. Koks saldus. Skauda? Aš noriu biskį. Ne, šitas tai tikrai. Taip. Atvarėm Janą. Šiandien filmuojam Noko X Ana šiutą. Turim išskirtinį modelį. Gerai, su tais nais. Whatever you like. Aš sakau, toks stilistas, tai manęs neklausykit. Man sakė, atvež bas, aš atvežiau. Laukia didelis darbas. Tai bus, manau, šiandien gero veiksmo. Jo, Ryčkas varo. Su Ryčka šausim repo klipą. Jet landed, made the bitch take off her panties. I'm doing damage. We put the pounds in the hammock. I had to up my status. Žinoma, į fainą studiją. Videografo darbas nėra lengvas, žiūrėkit, reikalauja aukų. Blood, sweat and tears. Buvo ašarų. Jėzus, draudimo turėjom, tai vyra ne. Ėjo Petras, ėjo Jonas. Petras buvo, bet nestoras. Ką? Kas čia buvo? Mano tas dropas naujas, bet ne drabužių. Pajungta, viskas yra normaliai, va. Į taburetę. Traukia ryšį, žinokit. Normaliai gavai čia. Šito gavai čia šiandien. Say hi. Gang. The bitches are thought with no manners. The Lambo, the green lantern. Switch how I move my pedals. Hit the snakes in the crab rattling. Two sides of me keep battling. I'm on the ride cause I'm too talented. I keep my eyes on the money cause they coming in. Two bitches double up when they coming in. I done fell in love with the medicine. What the fuck going on? Why you stuttering? You don't want Dabar tik sužinau, kad naudojam žodžiu AdSense tokį Placement Plus ir jisai automatiškai parenka dainas. Kur? Tik dabar pamačiau. SpongeBob. Happy birthday. Visiems tinkančios muzikos. Čia iš tikrųjų traukia žmonės labiau pirkti per gimtadienis. Kadangi buvo Fighters Šopo gimtadienis. Aha, šitą reklamą turiu kokį 2-3 mėnesių senų. Vadinasi Ad Placement Plus? Nu kažkaip ten. Kažkas ten tokio, ne? Tai buvo Facebookoje, jis reklamuoja. Jo, jis daug ką daro, jis net fonus keičia ten pats, backgroundus keičia žodžiu ir tokio. O už ką plojam? Tai žodžiu, laikų marškinėlius vienam komentatoriui, kuris komentavo ir jos laimėjo. Tai tuoj įsiaiškinsime. Tuoj. Sveikinu. Maladėt. Turi Fighter Shop'ą, atsimsi maikę ir... Arba jeigu gyveni toli, tai mes tausim. Ačiū tau, kad komentavai. Tikiuosi, kad normaliai komentavai. Ir kitą savaitę švis bus belia kiek judesio. Įvarom į Tailandą. Kaip aš jau nusiskutęs, nes Tailandė lyg nusiskutau galvą. Nežinau. Bye bye.